Šiandien mes su Energija Futura kolegomis esame Kunigiškiuose, netoli Palangos oro uosto ir montuojame net 4 saulės elektrinės. Pagal klientų poreikius jos yra 7,12 kW galios. Norėdami išnaudoti geriau visą stogo esamą plotą netgi, buvo pasirinkta rytų ir vakarų konstrukcija. Šių namų savininkai čia leidžia laiką tik vasaromis, čia yra jų vasarnamiai. Dėl to mes orientavomės į tai, kad reikia padaryti elektrinės tokias, kad savininkai galėtų išnaudoti elektrą tiesiogiai kuo ilgesnį dienos ciklą. Ir būtent rytai vakarai mums leis tą padaryti ir klientai ryte atsikėlę, jau kaisdamiesi kavą, naudoja saulės elektrą tiesiai iš modulių, atėję pietauti. Vėlgi naudos tą pačią saulės elektrą iš modulių, o eidami miegoti ir plakdamiesi savo vakarinį kokteilį daržovių, taip pat galės naudoti saulės elektrinę tiesiai iš modulių. Tik taisi viskas, ko jie nesunaudos, keliaus į tinklus. Ir tai leis mums mažiausiai paimti energijos iš tinklų ir išnaudoti dar labiau saulės elektrinės potencialą. Būtent šioms saulės elektrinėms mes pasirinkome Trina Solar Vertex 445 W stiklo modulius. Tai leidžia jiems būti dar labiau ilgamžiškesniems, jie mažiau bijo atmosferos poveikių ir visa tai pailgina elektrinės gyvenimo ciklą. Taip pat šioms elektrinėms mes pasirinkome optimizuotą SolarEdge sistemą su optimizatoriais, kurie leis padaryti namo saulės elektrinę dar saugesnę. Klientai, gyventojai čia negyvena, jie būna tik vasaromis, labai ribotą laiką. Būtent SolarEdge sistema duoda pilną didelį saugumą ir negana to, jinai duoda labai stiprų ir didelį monitoringą. Tai reiškia, kad jeigu kažkas atsitiktų su moduliu, jeigu nukristų galbūt šaka ar didelis purvas, klientas, būdamas netgi ir Vilniui, galėtų matyti, kas darosi su jo elektrinė šią dieną. Taip, identifikavęs bėdą, net nevažiuodamas į objektą, galėtų kreiptis ir sulaukti pagalbos. Šiai įrangai yra suteikiama labai didelė garantija. Tai yra pats inverteris turi 12 metų garantiją, o optimizuota sistema, optimizatoriai, turi net 25 metų garantiją. Todėl klientai susimontavę šią įrangą tikrai ilgai galės nesukti savo galvos ir mėgautis labai puikiu šios sistemos darbu. Mes ir norėjom sutaupyti, turėti žalią energiją, kadangi bet kokiu atveju mes esame vienoje gražiausių Lietuvos vietų, kur mūsų nuostabus pušynai, mūsų jūra, paplūdimys, tai tikrai norisi, kad čia ir ta energija būtų žalia ir vienareikšmiškai finansinis momentas, todėl kad kai pradėjom gauti čia sąskaitas elektros, tai nelabai nudžiugino. Šildymas pas mus čia yra elektra ir boileris, kuris, kaip paaiškėjo, tą vandenį labai brangiai šildo, tai tos sąskaitos tikrai mūsų visų nedžiugino, nes ir su Natalija kalbėjom, kad kažkaip labai čia daug mokam, net daugiau negu Vilniui. Tada visi kažkaip nusprendėm, kad darom visą mūsų draugų žalią gatvę su žalia energija. Aš esu tas, kur su tais biurokratiniais dalykais labai smarkiai nedraugauju ir iš tikrųjų, kai sužinau, kad reikia kažkas paraiškas pildyti, tai galvoju, gerai, kažkaip tai. Bet, ką noriu pasakyti, kad tikrai pati procedūra yra labai paprasta ir aišku, labai faina, kad Energija Futura komanda taip pat viską padėjo mums kaip darželinukams. Iš eilės viską paaiškino, kaip ką reikia daryti, tai ten tas galvos skausmas iš karto nuo mūsų buvo nuimtas, viskas labai tvarkingai vienu ten prisėdimu, man atrodo, per 5 minutės mes ten paraiškas viską sutvarkėm, pasirašėm ir tiesiog reikėjo sulaukti ESO atsakymą, kuris taip pat atėjo pakankamai greitai ir tai buvo uždegta žalia šviesa, žaliai energijai mūsų. Tai čia tokia grandiozinė reakcija įvyko, kaip visada, dėl to, kad bendrai nusipirkom namus vos ne visi viena gatvėje, tai ir su ta saulės elektrinė. Gera rekomendacija gavusi iš Nainių, iš Natalijos Edgaro ir iš Saugardo, tai taip ir nusprendžiau, kad reikia ir man tas elektrinės. Tai kadangi turime ir Vilniuje saulės elektrinę, žinome jos privalumus, kad realiai tu gali nemokėti už elektrą ir gyventi savo patogiai, kai yra galimybė pasistatyti ant stogo ir vasarnamyje, kad tą vasarnamį išlaikytų visiškai, tai kodėlgi ne, kaip sakant, turime visi būti tvarūs. Jonukas, iniciatorius. Visko reikia, kas yra naujausia, geriausia, patvariausia. Ir pigiausia. Ir kad gali tau padėti sutaupyti. Ir Jonas buvo iniciatorius. Ir aš sakau, kadangi tikriausiai vyrai daugiau išmano apie tokius dalykus, o man jeigu tik dar padės sutaupyti,
Tinka. Visas projektas prasidėjo nuo Vilniaus, nes namuose Vilniuje irgi lygiai tą pačią sistemą. Antrą vasarą leidžiame čia Palangoje, mūsų šitas vasarnamis. Didžiausias man šokas buvo, kai žiemos sąskaitos atėjo, nes yra elektrinis šildymas. Gali nusistatyti temperatūrą ir aš buvau kažkaip palikęs ant 19 laipsnių. Laukia buvo labai šalta ir, žodžiu, ta elektra valgė. Ir tada suvalgė mūsų pinigėlius. Labai didelės sąskaitos atėjo. Tai buvo dar viena turbūt tokia atspirtis, kad vis tik reikia pasidaryti ir čia, ant mūsų tokio lygaus stogelio. Šiandien labai gera saulė, tai kapsi. O čia yra didžiausias pliusas. Nieko tau daryti nereikia, tik tai pasižiūrėti, kaip prigamino energijos. Šiaip labai patogus appsas, kuriuo aš visą laiką naudojuosi, tai yra pajungta, matau ir kiek namie prigamino, dabar matom, kiek ir čia prigamino. Turbūt pats didžiausias džiaugsmas bus žiemą, tas elektrinis šildymas, tikrai žiemą yra. Bet kadangi turim 3 šunis, nors ir mažytė mūsų programai, bet dulkių robotukas ir blys, jisai visą laiką veikia. Tu eini per rytę ir vakarę su šunim pasivaikščio, tai ryte išeinant įjungi, vakarė išeinant įjungi. Visą laiką kažkas tai būna įjungta. Bet žinau, kad per kažkiek metų tai visą tai atsiperka ir plus tai yra ekologiška ir manau, kad tai yra ateitis. Vien tik pliusai iš to. Kadangi turime ir kubilą, turime kondicionierius, tai vasaros metu jie yra įjungti. Sąskaitos būdavo gana nemažos, naudodavom apie 400 kW per mėnesį. Priklausomai pagal tiekėją ir suma, dabar nepasakysiu, bet tikrai būdavo jaučiama. Tai kadangi turime ir elektrinį automobilį, ir Vilniuje jį krauname, ir taip pat ir čia turim galimybę pasikrauti savo automobilį elektrinį atvykusi į Palangą. O jeigu dar krauname dieną, kaip saulė šviečia, tai mes jį pasikrauname už dyką, nes iš karto sukauptą saulės energiją nukreipiam automobiliui pakrauti. Tai gaunasi dviguba nauda. Pas mus vyksta bendri vis tiek tokie ir vakarėliai. Čia ir kubilas įsijungia su visokiam šviesytėm, žodžiu, reikia tos elektros. Šitai reikėtų Edgariukui visą laiką mes po kažkiek eurų, kad įjungia kubilą, bet dabar, kai turime elektrinę, tai nereikia. Ir kavų nebegaila, žinai, vieną kitiem siuntinėti, arba kažkas pas kažką ateina televizorių, žiūrim, galima, ateikit, naudokite elektrą, mums tikrai negaila. Ir mes savo namų duris esame atvėrę savo šeimos nariam, giminėm, draugam labai geriem artimiem. Tai net jeigu ir mūsų nebūna namuose, tai visą laiką kažkas čia būna, kažkas poilsiauja. Visą laiką dega švieselė mūsų namuose.